Jau esame eteryje, man atrodo. Esame eteryje? Jo, jau eteryje. Gerai. Gerai? Labai gerai. Sveiki visi krepšinio fanai. Sveiki visi krepšinio fanai. Su jumis sveikinasi Jonas Valančiūnas, gyvai iš Madrido. Kur mes Madride? Madride. Mes dabar kiek čia pas mus valandų? Nežinau. Pusė 12, man atrodo, vakaro. Jau mėluot reikia. Ne, pas mus pusė 11. Tai va, dabar misija tokia, dabar atliksim, Jonas išsirinks Facebooko profilio nuotrauką. Iš yra 3 dėjimai ir Jonas išsirinks iš daug nuotraukų, kurį nuotrauka jam pati fainiausia. Tai daug aš tau atidarysim. Kur pas tave tą nuotrauką? Gerai. Nes mes šiandien... Gerai, gali pasumuoti. Mes šiandien darėm balsavimą. 1566 fanai balsavo, kad tu būtum Facebooko profilio nuotrauka. Tai kai gerumo. Kai gerumo. Yra net specialus katalogas, Jono dėjimai. Tai, nu gerai. Dabar tu klikink. Ką aš čia galiu išsirinkti? Tai tu išsirink, kurią nori nuotrauką. Kuris tau geriausias dėjimas. Bet tu nežiūrėk, ta prasme, kad veido išraiška, kad ten seksualiausias būtum, tu žiūrėk, kad... Nu reikia, kad gėdos nebūtų. Kad dėjimas efektingai atrodytų. Nu kad gėdos nebūtų reikia, ne? Nu jo. Šitas gal geras buvo. Čia su čekais, kai driaukseliai, ne? Driaukseliai. 26 taškai. Gerai, nereikia. Šitą gal? Kam tiek mums daug laimės? Šitą gerai jo. Nu, aš nežinau. Beje, šitą nuotrauką, mili fanai, kabo Vilniaus oro uoste, jau nuo vakar, jo 3 metrų dydžio, priešais apsaugą, tai visi turistai, netgi ir net neskrendantis, tiesiog gali aplankyti ir tave pamatyti tenai. Tai. Kaip skrydis sekėsi mažam lėktuvėlyje, beveik 7 valandas, kojos lankstytos. Baisiai bijojau, nes mažas lėktuvas labai tos oro duobės jautėsi. Tai bijojau. Bet nieko, Aidas man pagelbė. Numalšint baimę. Nu šitą tada davai. Šitą, ne? Išsirinkai. Nu tai va. Oficialiai skelbiam naują Facebooko nuotrauką. Šiandien mes ją patininguosim. Ir nuo rytojaus ryto jau bus mūsų profilė. Štai yra ir Rimas Kaukienas. Visi eina miegučio. Viso gero visiems. Palinkėk krepšinio širdies fanam. Labanas. Gerai. Grįžtam prie Jono. Šiaip rodo, Jonai, kad čia aplink tave labai geras interneto ryšys, tik nueini 3 metrus į šoną ir ryšys dingsta. Čia nuo barzdos. Barzda čia, ta, ne, traukia. Kaip antena. Žiūrėk, gal tau teks dabar susidurti su gasoliais. Gal. Pirmą kartą, ne? Pirmą kartą. Jaudinisi, ne? Nieko nepakeisi, jeigu jaudinasi, manau. Tiesiog laukiu ir pažiūrėsim, išmėginsim jėgas biškį. Pažiūrėt, kaip ten kas. Aš manau, su kiekvienom varžybom vis kažką pasisemi, kažkokios patirties, kažkokio pasitikėjimo didesnio, tai tos varžybos įgrūdina, aš manau.